Nu ką, laba diena draugai, senai besimatėm ir vėl susitikom. Šiandien išėjau išbandyti naują spiningėlį. Spiningėlis jau visiems gerai žinomas, Clear Blue Crystar 56 Fender XTX. Čia yra atnaujinta Fenderio versija. Ten buvo, jeigu prisimenat, stora tokia rankena. Nu ką, šiandien bandysim jį protestuoti, pažiūrėti, kokius svorius meta, nes dauguma kas sako, kad nelabai tinkamas avižai. Bandysim, žiūrėsim, gal kažkiek ir nano džigų užsimsim. Bus matyt, esam prie Panevėžio ekrano marių. Pabandysim čia, kaip matote, biški vėjukas. Jeigu kas, persikelsim į kitą pusę, eisim palei Nevėžį, užsuksim į Senvagę. Nu ką, renkam spiningėlį, dedam rytę, valas burnų. Taip, kadangi vėjukas atsisukė į mūsų pusę, teks eiti kitur. Matau, ten prie tilto užuovėje. Gal pradėsim šiandien nuo 0,2. Paskiau pabandysim ir 0,1, aišku. Dabar labai įdomu. Paimsim variuką, vario spalvos. Ir pradžiai, kad neapsisunkint kažkokiais. Taip, šiandien ką mes turim dėžutį. Roberto legendos. Kirmėliukai visokių spalvų. Perčiko, tantelės, matiliukas, Vetlūrės keli modeliai. Tiksliau vienas modeliukas, katras man 100% pasiteisinęs. Ukrainiečio gamintojo. Va tokia spalvytė. Taip, čia slėkiukai tokie, Plastic Bros, jeigu neklystu. Čia irgi porą modeliuką, Aviža Fishing. Nežinau, nuo ko čia pradėti, tikriausiai gal standartiškai matiliuką pasimsim. Pasimsim matiliuką. Kad labai nenusisankint, 0,2 matiliukas. Ir ieškosim užuovėjos, pradėsim testuką. Tikiuosi, mikrofonas irgi gerai veikia, nes šiandien ir nauja kamera ir mikrofonas, tai nežinau, gali būti visokio juoko. Nu ką, ryšamės, bandysim ieškoti užuovėjos. Iki. Nu ką. Kaip ir nieko, 0,2 ganėtinai meta, kaip ir 0,2. Įdomu, kokie bus pirmieji prisilietimai žuvies. Dar atrasti reikės tą žuvį pasirodyti.
Ir taip gali būti. Šiandien vėjukas, matau, neduos man ramybės. Reikės visą laiką jo ieškoti, reiškia, po užuovėjus. Ir man atrodo, reiks pasisunkinti. Nes labai neduoda vėjas pasidžiaugti tuo visų dalykų. Matot, kokią bangą daro valo. Reikės 0,3 kabinti. Na, tada ir nevargstam. Gerai, nevargstam, persirišam 0,3. Nes kol kas su 0,2, tai biški varga vakarienė dėl vėjo. Ateik. Su žalėjom visom. Kas čia toksai pirmasis? Gerai, žiūrim toliau. Nu, nežinau, metikas man tai labai neblogas. Metimas savotiškas turi būti, nes ta visa dalis praktiškai yra nėra liauna. Prasideda nuo viršūnės ir eina dar keli žiedeliai, kurie yra liaunesni. Kadangi spiningėlio ilgis 1,68 m, tai automatiškai ir dar jis kietesnis, tai metimas toks turi būti ne iš spiningo, o iš valo, kaip pasakyti. Pasiliekia valą šiek tiek daugiau ir tokį katapultos principą. Skrenda 0,3 šis pasaka. Čia tas toksai netyčiukas. Po nosį užmeti, tada pasiimi, na. Jau net čia smulkus.
Na, nepykit, hebra, bet jam neįdomu. Einam ieškoti rimtesnių bičių, ne tokių, kur jau visiškai po nosį pakiš, pajudink, tai dar pagalvos. Na, šitie ramybės šiandien neduos. Einam dar vieną varlinyką. Va toks va varlinykas. Turėtų šitų irgi būti. Šiandien srovės visokių žvėrių gali būti. Ne tik šitų. Šiandien tokia įdomi diena, nelabai jau ta žuvis aktyviai pastebėjau. Nelabai aktyvi ta žuvis. Taip tai būdavo, ateini į tokias vietas, tai praktiškai mėtė traukia. Kad ir tų mažų ešeriukų. Šiandien ir su jais kažkokia biškį tokia mistika. Ar žagariais dantim ragauju. Opa. Stop. Viskas. Prigautas. Ten šapalainiai duodas. Šapalainiai. Kas čia toksai? Na tai aišku, kaipgi be. Ai, žiūrėk, nerštas salačiam. Ubagų salačiam nerštas. Ant sravytės stovi. Nu davai, tai gal toksai šapalėcis pasirašys. Nu. Opa. Nu. Biškai gražesnis egzempliorius pasirašė. Šiandien čia ant sravytės, reiškia, bičiai labiau stovi. Kam taip ryt. Palauk. Вот масл. Pridaužiam smulkmės. Noris, aišku, kad kažkoks bonusas užkipti, pažiūrėti, kaip tvarkasi su didesnė žuvim.
pajausti tiksliau. Matyt, kaip tvarkasi, tai pilna video ir pas japonus, ir pas ukrainiečius, kaip žvejoja su šiuo spiningėliu. Nežinau, metikas geras, ne pats geriausias, yra kas smagiau meta, automatiškai biškį ir ilgesnis spiningėlyje. Bet šitas kaip metro šiam 8. Tai aišku priprasti. Turi savotišką tą tokį metimą. Bet čia jau taip ir prie kiekvieną spiningą, nes pasiimi kokią vatą iš vis. Jis vėl kitaip meta. Šitas vėl kitaip. Kadangi tas vėjukas nerimsta, tai užsidėjau 0,4. Nes kai pagauna gūsis, tai ir 0,3 negelbėja. Kad pasakyčiau, kad jis labai jautrus, negaliu to pasakyti. Apie sweeperis 100 kartų jautresnis, arba aš dar kažko nesuprantu. Dabar uždėjau 0,8.
Nu ką, chebrytė, pratestavom kotuką. Šiandien trukdė labai vėjas. Nežinau. Tie, kas sakė, kad jis prastas metikas, tikrai taip nėra. Bejojau dėl to, nes nebuvau prieš tai jo čiupinėjęs. Tai galvoju, kad tikrai kaip trumpas, griežtas, aštrus festas, ta prasme, kad bus prastas metikas geras. 0,2, 0,3, 0,4, 0,8 užsidėjau paskiau, meta gerai. Man atrodo, kad šiek tiek trūksta jam jautrumo, bet čia dar galėjo būti ir ta, kad šiandien tikrai ganėtinai vėjas toksai buvo nemenkas, ne pats didžiausias, bet pravedimam trukdė, bet man atrodo, kad tikrai jautrumas šiek tiek norėtųsi daugiau. Aišku, dar su šiuo spiningėliu išeisim, testuosim, tinkamas ir avižai, ir nano džigui. Pramindžiam šiandien 9 kilometrus. Nieko žuvies neradom, pagrindė smulkmė. Bandysim iš kajakėlio su šiuo spiningėliu, gal kokių raudžių paieškoti. Nieko ir bonuso nepasitaikė didelio, kad tikrai palankstytų jau kietai tas spiningėlis. Spiningėlis smagus, linksta, viskas gerai. Testuosim toliau. Ir ką, iki kito karto. Iki.